Čia yra vaizduojama kriaušė, kuri auga mano gimtajame kaime prie klebonijos. Ir šitą kriaušę tuo metu, kai aš su šeima ten dar gyvenome, buvo nutapiusi mano mama prieš daug metų, 20 ar daugiau. Ir tai buvo tikrai labai gražus paveikslas, aš netgi prisimenu mažytę, kaip mama ėjo ir iš natūros tapė tą kriaušę, bet po to tą paveikslą kažkam padovanojo, gal jau ir nebebendraujam su tai žmonėms, kam buvo jis padovanotas. Ir mama vis užsimindavo, kad šiek tiek gailisi to prarasto kriaušės paveikslo. Tai taip ir gimė man tokia idėja, kad reikėtų kažkaip ją pertapyti. Ir gimė šitas paveikslas iš tos idėjos. Tai ta kriaušė, jinai jau visiškai kitokia negu tokia, kokią mano mama buvo nutapiusi. Į kažkokių mistinių ar netgi gal paslaptingų tokių tonų yra įgavusi, bet tokiu būdu aš tęsiu kažkokį savo mamos pasakojimą, na ir pridedu savo akcentų ir natų.